Nu, Laba diena visiems susirinkusiems, labai smagu jūs visus matyti. Dar kartą pas mus atvykusius, galbūt ir ne pirmą kartą, kažkas galbūt pirmą kartą. Šiandieną mes turėsime seminarą, labai smagų, nuostabų, kurio pagrindinė tema yra pasakos ir tikrai vėliau mūsų šaunioji lektorė Jūratė Šlekonytė pristatys jums tas pasakas, bet pradžioje aš norėčiau pakalbėti apie mūsų pagrindinį konkursą. Tai yra Respublikinį tautosakos ekranizacijos konkursą Animuoju lietuvišką pasaką 2024. Nuoširdžiai norim padėkoti mūsų konkursą remiančiai Lietuvos kultūros tarybai, taip pat mūsų partneriams, tai yra Klaipėdos rajono švietimo centras, be kurio nebūtų šitų mokymų. Labai dėkoju būtent konkrečiai Juliui Adomkui, kuris atsakingas už šitą transliaciją, ir taip pat daugiamečiam partneriam Kauno informacinės technologijos mokyklai ir VŠI filmų štrichai, ypatingai vadovei Jūratei Šleikaitei. Ir toliau man kaip visą laiką kažkodėl nenori persikelti skaidrės, bet viskas pavyko. Taigi norėčiau pristatyti, kad šiais metais mes turėsim, kaip ir kiekvienais metais, 4 seminarus. Šiandieną pradėsim nuo seminaro Lietuvių tautosaka pasakos. 26 dieną turėsim seminarą Animacijos technika Stop kadras, kurios lektorius bus VŠI Kauno informacinių technologijų mokyklos profesijos mokytojas, animatorius Mantas Poška. Tada lapkričio mėnesį turėsim seminarą Lietuviškosios animacijos kūrimo principai, kūrybinio ir technologinio metodo analizė animaciniame filme Užgavėnės. Lektorė bus VŠI filmų štrichai direktorė, animatorė Jūratė Leikaitė, kuri pristatys savo kūrybos animacinį filmuką Užgavėnės, pasidalins animacijos kūrimo užkulisiais ir manau tikrai labai bus įdomu. Ir paskutinis mūsų seminaras bus lapkričio 27 dieną. 27, atsiprašau, čia tikrai yra padaryta klaida, tai yra lapkričio 10 dieną ir vadinsis Animacija, vaizdas ir garsas, lektorius Mantas Poška. Taigi, o šiandieną mes turime labai smagų, įdomų seminarą Lietuvių pasaka, Lietuvių tautosaka ir jos rūšis pasakos. Ir šiandien pristatysiu aš pradžioje, šiek tiek įvesiu į mūsų konkursą, į konkurso reikalavimus, o vėliau perims Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja, mokslo daktarė Jūratė Šlekonytė, ir jums pristatys pačias pasakas. Taigi labai trumpai apie Respublikinio tautosakos ekranizacijos konkurso Animuoju lietuvišką pasaką reikalavimus. Kaip turbūt jau esate juos skaitę, kiekvienas dalyvis arba dalyvių grupė pasiema vieną tautosakos kūrinį ir tiesiog jį animuoja. Ta animacija gali būti įgarsinta ir taip pat gali būti paprasčiausia filmukai sukurti be garso, kaip sakykime kokie nors Čaplino filmai, kur tiesiog eina kažkokia muzikėlė, fonas, o animacija yra puošiama tik tai vaizdais. Taigi, dar taip pat norėčiau pastebėti ir pasakyti, kad jeigu renkatės smulkiosios tautosakos kūrinius, tai yra patarlės, priežodžiai, galbūt anekdotas arba mįslės, minklės, jūs turėtumėt pasirinkti 3 kūrinius, kadangi tai yra labai trumpi tautosakos kūrinėliai ir
sugalvoti kažkokią bendrą liniją, kažkokią bendrą idėją, jungiančią tos tris kūrinėlius ir padaryti vieną animacinį filmuką. Tos vienos pasirinktos dalies, vieno kūrinėlio trukmė turėtų būti ne mažesnė kaip 30 sekundžių ir neilgesnė kaip 2 minutės. Jeigu renkatės kitą tautosakos kūrinį, tokį kaip pasakos, sakmė, padavimas, arba pasirenkate lietuvių kalendorių švenčių ekranizaciją, jūsų filmukas turėtų tilpti tarp maždaug minutės ir 6 minučių. Aišku, jeigu tas filmas bus labai nuoseklus, labai ilgą pasaką pasiimsit ekranizuoti, tai komisija tikrai nesistengs jums sumažinti balų, jeigu tas filmukas bus ir šiek tiek ilgesnis, sakykime, 6,5 ar 7 minutės. Tai toliau norėčiau pristatyti, ką jūs galėtumėt rinktis ir iš ko jūs galėtumėt rinktis tai animaciniai savo ekranizacijai, kokią temą ar kokį tautosakos kūrinį. Tai pirmiausia, aišku, jūs galite pasirinkti šventę, vieną kažkokią šventę, išsiaiškinti, kokie būdingi papročiai tai šventei ir sukurti animaciją būtent šiai temai. Taigi tai galėtų būti kalėdos ir kalėdinis laikotarpis, šventės būtų kūčios, kalėdos, naujieji metai, 3 karaliai, žiemos išlydėjimas, užgavėnės, pelenų diena. Taip pat galite rinktis pavasario šventės, kaip pavasario lygiadienis, Velykos, Jurginės, Šeštinės, Sekminės ar Devintinės. Aišku, galite pasirinkti ir vasaros periodą šventes, tai tokias kaip Joninės, kurios turi labai daug įvairių, daugybę ritualų ir galima labai smagiai žaisti tą temą ir sukurti tikrai nuostabią animaciją. Taip pat galite pasirinkti žolines arba rudens šventes, tai rudens lygiadienį ar vėlines. Aš pateikiau vieną iš tokių variantų, kur jūs galėtumėte rasti apie tas šventes aprašymą mūsų ktkc.lt /kalendorinės šventės tinklalapį mūsų, būtent šiuo adresu jūs galite rasti aprašymą absoliučiai visų švenčių, tiek pavadinimus, tiek trumpą aprašymą, ką jos reiškia, kokie yra pagrindiniai papročiai ir panašius dalykus. Be abejo, apie šventes yra parašyta pakankamai daug, tai jūs galite naudotis įvairiom knygom, įvairia kita literatūra ir sukurti nuostabią animaciją, konkrečiai pasirinkdami temą šventės. Antra, tokia pati didžiausia, pati svarbiausia mūsų animacijos dalis tai yra tautosaka. Nors mūsų pavadinimas konkurso animuoja lietuvišką pasaką, tačiau jūs galite rinktis tikrai ne vien pasaką, jūs galite rinktis labai įvairią tautosaką ir ekranizuoti tiek ir lietuvių pasakomosios tautosakos kūrinį, tiek ir lietuvių dainuojamosios tautosakos kūrinį, ar pasirinkti lietuvių smulkiosios tautosakos kūrinį, apie kurį mes ten minėjom. Jeigu yra labai trumpas kūrinėlis, tai mes jas tiesiog pasiėmėm 3 ir animuojame 3 kūrinėlius, susiedami bendra tema. Tai pasakomosios lietuvių tautosakos žanrai, jų yra tikrai labai daug. Tai yra pasakėčios, pasakojimai ir atsiminimai, anekdotai. Manau, kad jūs tikrai galėsite pasiskaityti, kas yra šitose skaidrėse, nes vėliau truputėlį po mėnesio galbūt mes įkelsime įrašą ir galėsite atsisukti, galėsite susistabdyti vieną arba kitą vietą, atidžiau paanalizuoti, kas yra skaidrėse. Tai aš dėl laiko stokos tikrai visko jums nepasakosiu, visko neskaitysiu. O manau, kad jūs puikiai įsivaizduojate, kas yra pasakėčios, kas yra pasakojimai ir atsiminimai, kas yra anekdotai.
ir puikiai susigaudysite ir surasite jum labiausia patinkantį kūrinį. Labai svarbu paminėti, kad šalia pasakų viena iš didžiausių, turbūt ir įspūdingiausių, įdomiausių žanrų pasakojimo tautosakoje yra sakmės. Sakmės yra skirstomos į lietuvių etiologinės arba pasaulio kūrimo sakmes. Tai yra pasakojimai apie tam tikrų universalių dalykų, gamtos objektų, visuomeninių reiškinių kilmę. Ir taip pat yra lietuvių mitologinės arba senųjų tikėjimų sakmės, kur yra vaizduojamas žmogaus susidūrimas su antgamtine mitine būtybe. Toliau, ką jūs galėtumėte ekranizuoti, tai labai svarbu ir labai smagu paminėti, kad lietuviai tikrai turi nemažai padavimų, kurie skirstomi į toponiminius, apie gamtos objektų atsiradimą ir istorinės sakmes, kuriuose yra pasakojama apie vieną arba kitą vietovę, įvairius istorinius įvykius. Taip pat mes, kaip ir sakiau, labai svarbu ir labai daug yra tų padavimų. Labai rekomenduoju pasiskaityti Bronislavos Kerbelytės knygą Lietuvių liaudies padavimai, kur labai galima tokių rimtų, tikrų, švarių tų padavimų rasti. Ir yra tikrai nemažai tos literatūros. Jeigu jums kils klausimų ir norėsite pasitikslinti, ar sakmė yra tikrai tradicinė, ar yra neišgalvota šių dienų autoriaus, tai į mane visą laiką galite kreiptis, aš tikrai visą laiką jums padėsiu. Be pasakomosios tautosakos jūs galite rinktis lietuvių dainas. Tai taip pat lietuvių raudas bei giesmes. Labiausia, aš manyčiau, kad jūs labiausia taip rekomenduočiau rinktis arba vestuvių dainas, arba šeimos dainas, vaikų dainas. Paprastai moksleiviam jas yra daug lengviau animuoti, labiau geriau supranta šias dainas, bet kaip matote skaidrėse, lietuvių dainų rūšių yra labai daug. Ir kodėl, pavyzdžiui, nepasiimti humoristinės dainos ir neekranizuoti? Visą laiką prašom ir visą laiką laukiam, ir tie netikėtumai pasirinkimo mus labai džiugina. Taigi, jeigu rinksitės dainas, tai tikrai rekomenduoju pavartyti lietuvių literatūros ir tautosakos išleistus dainynus. Kaip matote skaidrėje, jų yra labai daug. Ir kiekvienai pasirinktai temai, ar jeigu vaikų dainos yra specialiai išleistas tomas, ar jeigu pasirinksite karinės istorinės dainas, tai irgi taip pat yra išleistas tomas. Žodžiu, jeigu rinksitės dainas, labai rekomenduoju pavartyti būtent dainynus. Ir aišku, toliau paskutinis mano toks kaip ir pristatomas blokas yra smulkioji tautosaka. Jinai skirstoma į tam tikrus blokus, tai sakykime kalbos magija, kuriai priskirtume užkalbėjimus, paldeles, būrimus, keiksmus, prakeiksmus bei įvairius kitus tikėjimus. Paprastai ši smulkioji tautosaka yra labai trumpa, jinai yra labai graži, jinai labai kartais yra vaizdinga ir animuoti būtų turbūt visai netgi smagu ir įdomu. Kokį nors užkalbėjimą nuo kraujo tekėjimo arba užkalbėjimą paprastą, kur mes visi gerai žinome, Dievo karvytė skrisk į dangų, arba pasiimti kokį nors įdomesnį būrimą ar kažkokį kitą kalbos magijos kūrinėlį. Tai tikrai, nežinau, man atrodo, aš nesu mačius, kad kas nors animuotų šitą dalį, bet kodėl nepabandyti? Aš manyčiau, kad labai daug fantazijos suteikia šitie kūrinėliai ir tikrai galima labai gražiai juos ekranizuoti.
be kalbos magijos yra kalbos žaidimai, tai yra skaičiuotės, skaičiavimai, atvirkštinė kalba, greitakalbės, garsų pamėgdžiamai, erzinimai ar parodijos. Jeigu jūs pasirinktumėte skaičiuotę, tai aš manyčiau, kad jos užtektų ir vienos, nereikėtų 3, nes skaičiuotės yra pakankamai ilgos ir tiesiog galima padaryti vien iš jos pakankamai ilgą animacinį filmuką. Jeigu pasimsite pamėgdžiojimus, gamtos ar paukščių pamėgdžiojimus, manyčiau, būtų labai smagu tiesiog tokį sudaryti paukščių būrelį ir pristatyti tą animaciją ne iš vieno pamėgdžiamo, bet netgi nebūtinai ir 3, gali būti ir 6, ir tokį tiesiog gražų labai paukštelių kalbos animaciją sukurti. Ir paskutinė yra patarlės ir priežodžiai, dar ne paskutinė, bet būtent dar yra patarlės ir priežodžiai, tai yra trumpi posakiai, labai skambios, gražios frazės, kažką pabrėžti, kažką pamokyti. Šitos kūrinėlius mums reikėtų tikrai rinktis ne po vieną, reikėtų juos rinktis bent jau 2 ar 3 ir tiesiog sukurti tokį pamokantį animacinį filmuką. Ir kaip sakiau, dabar tai tikrai paskutiniai, tai yra erzinimai, tai yra galvosūkiai, minklės, myslės. Būna mįslių labai ilgų ir tokių sudėtingų. Ir jeigu paimti tokią myslę, aš manyčiau, kad irgi galima sukurti vienos myslės animacinį filmuką. Tiesiog daug ten veiksmų, daug visokių dalykų. Tiesiog jeigu mūsų veikia fantazija, tai labai labai rekomenduoju ir tikiuosi, kad kas nors pasirinks myslės ir sukurs mums nuostabų animacinį filmuką. Taigi šiandieną aš tiesiog tik tai tiek pasiruošiau, kadangi pagrindinė mūsų lektorė yra Jūratė Šlekonytė. Ačiū. Iki tokio pačios pabaigos aš dar aišku būtinai prisijungsiu, bet ne veltui įdėjau Jūratės Šlekonytės sudarytas sakmes, čia pasakos yra ir dailininko Jonučio iliustruotas knygas, jos yra pačios vienos iš naujausių tautosakos kūrinių, labai smagios, labai iliustratyvios. Faktiškai aš manau, kad jeigu paimti vieną iš knygelių, mes galėtume tiesiog iš tos knygelės sukurti animaciją, bet aišku, tai būtų dailininko Mariaus Jonučio filmukas, ne mūsų, bet jeigu pavartysit, galbūt jums kils kažkokios idėjos, kažkokios mintis. O dabar aš norėčiau perduoti žodį mūsų lektoriai Jūratei Šlekonytei, kurią labai džiaugiuosi pasikvietus į mūsų seminarą. Ir tiesiog norėčiau trumpai pristatyti, aš manau ir tikiuosi, kad daug kas taip mano, kad tai yra pati geriausia ir labiausiai išmananti pasakas mokslininkė, mokslo daktarė. Ir jeigu kas nors, nežinau, ar kas nors žino daugiau apie lietuviškas pasakas negu Jūratė. Jūratė yra pasakų tyrinėtoja, jinai jau tikrai ne pirmus metus skyrė šiai temai savo darbinio gyvenimo. Ir tiesiog perleidžiu žodį tada tau, Jūratė. Ačiū už tokį gražų pristatymą. Tai laba diena visiems susirinkusiems toli nuo mūsų už ekranų. Kadangi jau mane pristatė, tai neprisistatinėsiu, bandysiu paleisti savo skaidres. Dar pagalvojau gerai, kad ir neįdėjau tų savo rinkinukų, kur pabaigoje minėjai, nes jau pristatei, tai nereikia ir man pačiai. Nu, atrodo, pajudėjom. Taigi aš šiandien taip gana trumpai, kompaktiškai norėsiu supažindinti
su lietuvių pasakomis ir jų, kaip Dovilė minėjo, yra labai įvairių, tai čia visus žanrus taip išsamei nepristatysiu, gal keli nėra tokie labai aktualūs jums ir jeigu jų vis tik pasirodys aktualūs, jūs rasite apie juos informaciją. Taigi aš pradėsiu savo kalbėjimą. Kokiai sferai priklauso mūsų pasakos? Tai kaip ir Dovilė minėjo, tai yra pasakojamosios tautosakos rūšis. Na, o pasakojamoji tautosaka tai yra, kaip čia dabar nukelt, radau iš šono pastumti visus dalyvius. Tai taip moksliškai apibrėžiama kaip meninio pasakojimo forma gyvuojanti liaudies kūryba. Na, aš sakytume, kad viskas, ką mes kalbame, yra pasakojamoji tautosaka. Na, ne visai taip galim pasakyti, kadangi tai, ką mes kasdien šnekam, tiesiog yra mūsų bendra šnekamoji kalba, bet jeigu mes kažką smagaus papasakojame savo draugui, o paskui tas draugas tą pasakojimą kitam perpasakojo, o kitas dar kitam, tai toks pasakojimas jau jis virsta palaipsniui tautosaka, nes jis yra pakartojamas ir turi savo tokią apibrėžtą formą. Tai taip panašiai ir buvo ir su pasakomis, kai susiformavo kalba ir žmonės pradėjo kalbėtis ir pasakotis ir vienas kitam pradėjo perteikti pasakojimus, kurie įgavo tokią pastovią formą ir jau apibrėžtas jos ribas ir buvo gana nesunku tokius kūrinius prisiminti. Dabar Dovilė šiek tiek vėlgi buvo supažindinus, kokie yra tie pasakojamosios tautosakos žanrai, tai aš čia trumpai primenu tas grupės stambes ir aš čia išskyriau, kaip matot, pasakas ir sakmes, tai patys tokie rimčiausi, tokie populiariausi žanrai ir na, jie artimi kartu ir gana tolimi vienas nuo kito, nes pasakos, kaip mes suvokiame, tai visa, kas pasakojama, tai įsivaizduojam, kad tai yra fantazija išgalvota ir tiesiog žmogui malonu pasiklausyti tokių nebūtų istorijų. Kai tuo tarpu sakmės buvo skirtos daugiau pasipasakoti tokiom kaip ir asmeninėms patirtims, jeigu žmogus, tarkim, kažkur ėjo ir kaip jis pasakoja, kažkas ten girdėjau, krebždėjo prie vandens, šlamėjo, tai ten laumės turbūt žlugta skalbė. Na, žodžiu, jis pasipasakodavo savo asmeninę patirtį, kad jis neva susidūrė su kažkokiu mitinio pasaulio būtybėmis. Tai tokie yra pasakų ir sakmių pagrindiniai skirtumai. Dabar apie pačias pasakas. Pasakos, na, kaip čia šiame apibrėžime matome, tai sakytinės tautosakos siužetiniai prozos kūriniai, na, tai žodžiu skiriasi nuo dainos, daina dainuojama, o pasaka yra pasakojama. Ir turintys fantastikos elementų, kaip matysime, toliau paanalizuosime, kokių tų fantastikos elementų, bendruomenėje perteikiami žodžiu, na, kaip dabar matome, kai atsirado internetas, tai tas žodinis pateikimas gali virsti ir raidiniu, virtualiu. Na ir, kaip sakoma, santykinai stabilaus siužeto, tačiau kiekvieno pasakotojo skirtingai pasakojami. Na, ši frazė labai keistai nuskamba, bet tikrai tai yra gryna tiesa, nes pasakojama tam tikras pasakojimas ir kiekvienas žmogus išgirdęs tą pasakojimą, jis papasakos tą bendrą siužetą, tą bendrą siužetinę liniją, bet jis nepapasakos žodis į žodį. Atsiras tam tikrų interpretacijų, ar naujų detalių, ar kažką pamirš. Taigi kiekvieno pasakojimas tampa unikaliu. Net tas pats pasakotojas kiekvieną kartą vis kitaip tą pasaką papasakos, nepapasakos žodis į žodį.
Na ir dabar kokios yra tos pasakų rūšys. Tai jų tikrai yra daug. Ir čia, ką aš pateikiu, tai yra pagal tarptautinę pasakų klasifikaciją suskirstymas toks. Mes priklausom tokiam kaip ir bendram europiniam pasakų arealui mes ir mūsų pasakos su kitų Europos tautų pasakomis yra gana panašios, todėl ir tas skirstymas yra panašus. Tai yra pasakos apie gyvūnus, stebuklinės, pasakos legendos, novelinės pasakos, pasakos apie kvailą velnią, melų, buitinės, formulinės, pasakos be galo. Na ir kiek pakalbėsiu apie kiekvieną iš jų, kelių nepristatysiu, kaip ir minėjau, gal netokie ir aktualūs, bet apie viską nuo pradžių. Pirmiausia, toje tarptautinėje numeracijoje pasakos prasideda nuo pasakų apie gyvūnus. Na ir tai yra paprastos struktūros kūrinėliai, kurių pagrindiniai veikėjai yra gyvūnai ir augalai, kaip bebūtų keista. Kodėl čia augalai priskirti prie gyvūnų? Na, jie kaip sakytume, turi tam tikrą gyvybės formą, jie užgimsta, auga, nunyksta, bet tiesiog atskiros augalų pasakų apie augalus kategorijos neišskirta, todėl kad jų labai nedaug yra. Taigi jie prišlieti prie gyvūnų. Na ir gyvūnai tai įvairūs paukščiai, žuvys, ropliai, vabzdžiai, o iš augalų medžiai, grybai, bet jų tikrai labai mažai tokių kūrinukų. Na ir kaip mes dabar suprantam tos pasakas apie gyvūnus kaip skirtas mažiems vaikams skaityti, klausyti, tai pradžioje šie kūrinėliai tikrai buvo labai svarbus kasdieniame žmonių gyvenime ir jie buvo sekami kaip maginę reikšmę turintys kūrinėliai apie gyvūnus, o tie gyvūnai buvo traktuojami, įsivaizduojami kaip tų žmonių genties pradininkai ir globėjai. Taigi, tarkim, jeigu žmonės įsivaizdavo, kad jie kilę iš vilko, tai vilkas jų buvo toks kaip ir globėjas. Na, kaip tarkim dabar prisimenam, kaip vilkas įamžintas mūsų Vilniaus simbolikoje, kaukiantis geležinis vilkas, tai galimas dalykas čia irgi susijęs su tokiais senoviniais tikėjimais, kad visos giminės pradininkas buvo vilkas. Na, bet ilgainiui tokie kūrinėliai neteko maginės reikšmės ir tiesiog virto trumpais pamokomojo pobūdžio pasakojimais apie gyvūnus, kuriais norėta atspindėti tam tikras bendruomenės elgesio normas. Na ir kaip minėjau, jie labai mėgstami vaikų repertuare. Nes vaikus, žinoma, nuo pat mažumės reikia mokinti, kaip teisingai elgtis, pagarbiai vienas su kitu. O tokiuose pasakose dažnai per gyvūnų poelgius atspindimi žmogiški poelgiai. Na, tarkim, lapė gudri, vilkas kvailas, godus, katinas išmintingas, na, gaidelis dažnai būna skriaudžiamas, meška nerangi. Na ir būna netgi, prisimenam gal ir iš savo vaikystės, kad ir kuriami buvo ir filmukai apie lapės ir vilko nuotykius, kaip lapė nuolat pergudrauja godų vilką. Na, ir šios pasakos labai daro didelį įspūdį vaikams, nes nuo pat mažumės jie domisi labai įvairiais gyvūnėliais. Taigi animacijai tokie kūrinėliai labai, manau, tiktų, nes jie visų pirma yra neilgi ir ten koks nors vienas nuotykis dažniausiai atspindimas
Ir labai smagu matyti, kai personažai yra kažkokie gyvūnai. Matome kad ir tokį galima animuoti pavyzdėlį apie vilką ir avinėlį, kaip vilkas nori suėsti avinėlį, o avinėlis jį pergudrauja, pasako, kad iššoks jam į nasrus ir vilkas apsigauna, nesupranta, ar čia iššoko ar neiššoko. Toliau eina pačios gražiausios, pačios populiariausios stebuklinės pasakos. Tai pasakojimai apie kovą su nepaprastais priešininkais, tai dažnai būna slibinai, raganos, milžinai, apie ypatingus gebėjimus, tai tarkim žmogus yra labai stiprus, gali labai toli matyti, greitai bėgti, apie tam tikras maginės priemonės, tai tarkim žmogus turi 7-mylius batus, gali greit judėti, turi kažkokį nepaprastą kardą, kur visus gali sukapoti. Ir apie vedybas su gyvūno pavidalą turinčiu sutuoktiniu, tai būna, kad išteka už vilko ar už ežiuko mergina. Ir paskui pabaigoje pasaka baigėsi laimingai, sutuoktinis atgauna žmogišką pavidalą. Stebuklingus virsmus, kelionės į kitą pasaulį, kai žmogus keliauja pas Dievą ar pas velnią, ko nors paklausti, gauti patarimo ar parnešti kažkokį nepaprastą objektą. Tokių pasakų mes turime tikrai daug, tai ko gero daugiausiai iš visų, jeigu mes turime lietuvių tautosakoje netoli 40 000 pasakų, tai stebuklinės pasakos sudaro apie 12 000, apie trečdalį maždaug. Ir kas yra labai įdomu, kad stebuklinėse pasakose gausu labai tos senovinės, archaiškos pasaulėžiūros, senovinių tikėjimų, papročių, ir netgi realaus šeimos gyvenimo atspindžių. Ir kas dar irgi labai yra įdomu, kad stebuklinėse pasakose nėra nei konkrečios vietos, nei konkretaus laiko. Labai retai paminima, kad tokiu ir tokiu metu, ar tokiu ir tokioj vietoje. Dažnai sakome kadaise, prieš daug metų, kitą kartą, vieta tai kažkur už 9 jūrų, ar kažkokioj karalystėj. Žodžiu, neapibrėžta vieta. Ir lietuvių pasakų veikėjai, dažnai būna, neturi nei vardo. Kartais minima, kad Jonelis ar koks Jurgis, bet gana retai. Bet kas yra pabrėžiama, tai jų statusas šeimoje ir bendruomenėje. Tai tarkim aukštas statusas, tai karalius, labai žemas, tai trečias brolis, tai jis dažniausiai kvailys, arba kažkoks skriaudžiamas personažas, tai yra našlaitė. Taigi, šiaip stebuklinės pasakos labai gražu animuoti, tik yra viena bėda, kad jos yra gana ilgos, bet, aš manau, kad galima rasti, paieškojus gerai, ir neilgų siužetėlių, arba galima kažkaip trumpinti jas, kaip nors apeiti tuos ilgus veiksmus. Ir matome, čia aš įdėjau atvaizdėlį, tiesiog irgi labai mėgstama šiaip jau pasaulyje animuoti. Čia Grimų pasaka, Joniukas ir Grytutė. Mes irgi turim tokį variantą, kaip berniukas su mergaitė išvežami į mišką tėvo, paliekami, ir jie ten randa meduolių namelį, kurį pradeda valgyti, ir tada jie susiduria su ragana. Kitas labai įdomus žanras yra, taip skamba labai įdomiai, pasakos apie kvailą velnią. Tai nedidelės apimties ir nesudėtingos struktūros kūriniai, kuriuose pasakojama apie žmogaus ir velnio santykius. Ir labai keistas dalykas, kad prie to paties žanro priskirta yra lygiai taip pat, arba velnę pakeičia ponas. Ir tai reiškia, būna velnio ir pono santykiai. Ir
kaip pats pavadinimas sufleruoja, kaip velnias kvailas, tai žodžiu žmogus visada pergudrauja velnią ir gauna iš to kažkokios naudos. Na ir šiuose pasakose komiškai interpretuojami žmonėms natūralūs ir įprasti veiksmai, kurių nesugeba suprasti ir pakartoti velnias, juokiamas iš savitai atliekamų užduočių ar varžybų sąlygų. Na, tarkim, matom šiame pavyzdyje, kur aš įdėjau pasakėlės, kaip žmogus pasiskolina iš velnio pinigų ir sako, kai atiduos tada, kai nuo medžių lapai nubyrės. Ir velnias jau rudenį ateina pasimti tų pinigų, o žmogus rodo į egles, kadagius ir sako, taigi va, nenubyrėjo. Na ir čia paaiškėjo, kad velnias visiškai nenusimano apie medžius, nežino, kad spygliuočiai turi nelapus, o spyglius ir kad neberia tų spyglių žiemą. Yra ir daugiau pavyzdžių, kaip pasakų turbūt esat gal skaitę, girdėję, kaip žmogus siūlo velniui susirungti neva tai su jo labai mažu vaiku, tai yra su kiškiu, ir tas velnias, aišku, yra aplenkiamas, arba imtis ristynių su jo senu dėde, tai yra su meška, ir aišku, meška yra nugalima. Nu, žodžiu, velnias nelabai gaudosi žmogiškame pasaulyje. Tokie siužetėliai tikrai labai tiktų animacijai, nes jie nėra ilgi, sudėtingi, dažnai būna kažkoks vienas susidūrimas žmogaus su velniu, arba šios pasakos taip būna mėgstamos jungti į ciklus, tai galima atsiskelti tiesiog gabaliuką ir animuoti tokią pasaką. Buitinės pasakos. Tai taip pat nemažą kiekį mūsų tautosakoj sudaro buitinės pasakos, bene, kiek aš atsimenu, ar ne 6000 jau turime. Tai pasakojimai apie paprasto žmogaus gyvenimą ir buitį. Na, kaip pats pavadinimas sufleruoja, jos dar vadinamos šiaip realistinėmis. Ir tokios pasakos artimos anekdotams, pasakojimams. Tai vat, kas yra įdomu, kad jau tų tradicinių stebuklinių pasakų mes kaip ir nedaug ekspedicijose užrašydavom, bet buitinių pasakų dar pasitakydavo, nes kadangi jos dažnai juokingos, neilgos, tai pasakotojai jas mielai prisimindavo ir pasakodavo. Na ir šiuose pasakose, kas būdinga, labai būdingas toks kontrastas, tai išryškinamas tokius skirtingų socialinės padėties veikėjų konfliktas. Tai dažnai skirtingo statuso berno ir pono, berno ir kokio nors kunigo konfliktas. Na ir labai populiari, kas iki šiol labai populiaru, tai čia turbūt jau amžinas tas konfliktas yra sutuoktinių nesantaikos tema, kaip vyras nesutaria su savo žmona ir kokie tie buitiniai konfliktai kyla, tai ten tikrai yra juokingų siužetų. Na ir tose pasakose komiškai vaizduojami tie buitiniai konfliktai. Ir ne vien yra mano minėti berno ir pono, ir dvasininko, ir sutuoktinių tema, tarkim, yra vaizduojami lygiai taip pat to ir kitataučiai. Tai aš čia pateikiau pavyzdį su čigonu, kaip čigonas apgauna žmogų ir pavagia iš jo mėsą. Na, apie čigoną irgi tikrai yra labai nemažai siužetų. Tiesiog pasimato, koks jis yra gudrus ir kaip žmogus, paprastas ūkininkas, nesusivokia, kaip jį čigonas apgauna. Melų pasakos. Na, čia jau perinam prie tokių ne visai rimtų žanrų. Melų pasakos, pats pavadinimas sako, kad čia jau bus meluojama. Tai trumpi siužetiniai ar neturintys siužeto kūrinėliai, na tikrai labai keistai skamba, bet tas tiesa. Na ir kuriais dažnai tik imituojamas pasakos sekimas, norint pralinksminti ar sugluminti klausytoją. Na ir tos melų pasakose vaizduojamos neįtikimos, dažnai absurdiškos situacijos, pateikiami
akivaizdžiai vienas kitam prieštaraujantys teiginiai, nepaprasti nuotykiai, kuriuos neva tekę patirti pasakotojui. Tai reiškia, kad dalis tokių pasakų sekama pirmuoju asmeniu, tai atseit pasakotojui tai yra atsitikę, tai sakytume ir sakmės taip pat pasakojamas pirmuoju asmeniu, bet šiuo atveju kūriniai iš karto signalizuojama, kad tai bus netiesa, kad pasakotojas labai gražiai tiesiog meluoja ir tų melų labai smagu klausytis. Ir mes labai gerai turbūt iš vaikystės daug kas žinom pasaką Šarkų bažnyčia, kur prasideda sekų pasaka, vilkas iššiko ašaką. Tai čia yra toks variantas, tik tai, kadangi pasaka tokia įtalpint sunku, aš įdėjau tokį variantą ir matom, kad to siužeto tokio labai aiškaus kaip ir nėra, kažkokie įvykių griūtis ir pabaiga tokia absurdiška ir nieko tokio nelabai suprasi, kas atsitiko. Animacijoje, aš manau, galima kažkokį tokį absurdiškų įvykių virtinę sukurti, kažkaip apžaisti tokį dalyką galima sukurti, būtų labai įdomus filmukas, manau. Perinam dar jau prie visai vaikiškų kūrinukų, prie formulinių pasakų. Kaip pavadinimas sako, tai jau čia bus kalbama apie kažkokias formulės. Tai tiesa. Tai kūriniai, kuriems būdinga tam tikrų žodinių konstrukcijų arba formulių kartojimas. Ir kas kartą pakartojant įvedamas naujas veikėjas, aplinkybė ar detalė. Ir dažniausiai pasakojama apie įvairius gyvulių, paukščių arba žvėrių nuotykius, fantastinius įvykius. Ir, kaip matysim, paprastai menkos ir visiškai nereikšmingos priežastys sukelia nesibaigiančią dramatiškų įvykių ir komiškų jų pasekmių virtinę. Ir dažnai tie įvykiai hiperbolizuojami, jie yra alogiški. Čia aš įdėjau tokį labai garsų irgi pavyzdėlį, kaip Gaidelis su vištyte ėjo riešutauti ir kaip Gaidelis įlipo į lazdyną ir numetė riešutėlį vištytėje apačioj belaukiančiai ir išmušė akelę. Ir kaip paskui teisinosi, kad išmušė akelę todėl, kad jam lazdynas kelnytę suplėšė, o lazdynas pasiaiškino, kad jį ožka pagraužė. Ir vienas nuo kito atstuminėja atsakomybę. Ir taip pasaka paskui užsibaigė jau paskutinę grandimi, kad vilkas dažnai nepripažįsta savo kaltės ir suėda tam tikrą personažą. Tai panašių mes žinome iš vaikystės pasakų, tai labai irgi garsi tokia ropės rovimas, kaip personažai. Vienas senelis neišrauna, tada kviečiasi senelę, tada nukėlė, tada katytė, pelytė. Žodžiu, po vieną prijungiami vis kiti personažai arba garsiai irgi pasaka Dangus griūva, kaip katinėliui ant uodegos užkrenta kopūsto lapas, o jis galvoja, kad ten dangus griūva ir bėga ir skundžiasi visiems ir žvėrys visi po vieną sutikti prisijungia ir visi išsigandę pasidavę tai katinėlio panikai bėga. Tai manau, kad tokios pasakos animavimui irgi labai tiktų, tas personažų vis naujų įjungimas, tokią gražią siužetinę seką padarytų ir labai gražiai, manyčiau, atrodytų toks filmukas. Ir iš pasakų paskutinį, ką pristatysiu, tai pasakos be galo. Tai kaip ir pavadinimas sako, jos neturi galo. Pradžią turi, o galo neturi. Tai savitos trumpos pasakėlės, sudarytos dažniausiai iš vieno motyvo, kurį galima kartoti kiek nori. Žodžiu, pradėti sakyti, pabaigi tą sakinuką ir vėl iš pradžios.
motyvas neišplėtotas, sudarytas iš vieno veiksmo ir situacijos. Ir pasakos pradžią ir pabaigą jungia žodis ar sakinys, kartais tik ritmas. Na, žodžiu, turi būti kažkoks raktas, kuris leistų sujungti pasakos pabaigą su jos pradžia. Ir taip tas raktas padeda pasakotojui pradėti pasaką iš naujo. Na, iš tikrųjų, tai čia net sakyčiau, netgi ne pasakos jos, o tik tai pasakų imitavimas. Ir kaip anksčiau vaikai nuolat pristodavo prie suaugusiųjų, kad pasek, močiutė man kokią pasaką, o močiutė jau nenorėdavo ar neturėdavo jėgų sekti, tai pradėdavo sekti tokią pasaką. Ir dažnai vaikas ir apsigaudavo, pradėdavo močiutė normaliai sekti, kartą gyveno tas ir tas, ir jau vaikas nusiteikęs klausyti, o staiga ten užkliuvo už varščios ir vėl iš pradžios, ir vėl pasaka iš naujo. Ir vaikas po kokių 3 pakartojimų suprasdavo, kad čia močiutė jį apgaudinėja. Čia vat įdėjau pavyzdėlį, kaip tokia pasaka gali atrodyti. Na, sakyčiau, animacijai gal toks pats siužetas nelabai tiktų, nes gana trumpa, bet gal pats principas, kad galima kažkokį siužetą vėl kartoti, pasinaudoti tik tokią pasakos formą, nes to siužeto čia tokio nelabai yra. Na, bet manau, kūrėjai pažiūrėtų į tokią pasaką kūrybiškai, rastų sprendimą, kaip ją animuoti. Dabar kyla klausimas, kur šias pasakas rasti. Aišku, daugiausia pasakų tai turi mūsų lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, yra Lietuvių tautosakos archyvas, kur, kaip minėjau, surinkta apie 40 000 pasakų. Na, bet tai rankraščius ne bet kas gali pavartyti, paskaityti, juos suprasti. Dalis taip jų suskaitmeninta, bet yra lengvesnis sprendimas. Viską galima rasti knygose ir virtualioje erdvėje. Tad pažiūrėsime, kur ką galime rasti. Na, tai aš pirmiausia suminėsiu tokias pagrindinės knygas, jums lengviausiai pasiekiamas, ir pažiūrėsime toliau. Taigi, ką pirmiausiai rekomenduoju iš pasakų, tai dar tokius sovietmečio leidimo rinkinėlius, ir parengtus rimtų mokslininkų, tai tikrai patikimi tekstai, bet jie parengti bendrinę kalbą, tai reiškia suprantami paprastam skaitytojui. Tai Lietuvių tautosakos 3 tomas, čia yra vien pasakos, Lietuvių tautosakos 4 tomas, čia yra dar ir sakmių, ir pasakojimų, ir oracijų. Na, ir kas yra įdomu, kad šiuose tomuose, jų įvaduose yra labai, taip gražiai išdėstyta, apie pačias pasakas galima pasiskaityti, sužinoti, kokie jų ypatumai, smulkiau, ne tik tai, ką aš čia papasakau, bet ir daugiau. Toliau, sovietmečiu buvo perleista, tai yra išleista, nes buvo rankraščiuose tokio šviesuolio 19 amžiaus Mečislovo Davainio Silvestraičio pasakos, toks rinkinukas pasakos, sakmės, oracijos, labai geri kūriniai, galima tikrai kažką rasti. Toliau buvo išleista kito šviesuolio, Matos Lančiausko, gyvenusio 19 amžiuje, čia daugiau šiaurinėje Lietuvoje, Joniškio rajone, tos pasakos užrašytos. Na, ir to paties Matos Lančiausko kitas rinkinukas, sakmės ir anekdotai, tai yra ten ir pasakėlių, bet galima ir sakmių, ir anekdotų pasirinkti. Matos Lančiausko bendradarbiai, Šiaurės Lietuvos sakmės ir pasakos. Matas Lančiauskas, beužrašinėdamas pasakas, subūrė bendraminčių būrelį, kurie jam padėjo užrašinėti pasakas. Na, ir čia į šitą knygą buvo sudėtos tokios jo bendradarbių pasakos ir sakmės.
Dar buvo pasirodęs rinkinėlis lietuvių rašytojų surinktos pasakos ir sakmės, parengė Bronislava Kerbelytė, garsi folkloristė, pasakų žinovė. Ir dalis rašytojų XIX amžiaus pabaigoje, XX pradžioje domėjosi tautosaka ir įsijungė į tą tautosakos užrašymo sąjūdį ir yra pas mus institute išlikę rankraščiai su jų užrašytomis pasakomis, tad jos buvo išleistos šią knygą. Na ir viskas turi pradžią, tai pačios seniausios lietuviškos pasakos, arba tiksliau sakant, žemaitiškos, buvo rinkinukas sudarytas mūsų pirmojo istoriko Simono Daukanto. Net 1835 metais toks rinkinukas buvo, bet jis nebuvo išleistas tuo metu, nebuvo galimybių, beveik 100 metų jis pragulėjo, kol 1932 metais buvo išleistas, o vėliau jau sovietmečiu buvo vėl dar kartą išleistas su moksliniais komentarais. Tai kas domisi žemaitiškomis pasakomis, čia ras autentiškų žemaitiškų pasakų tekstų. Na vėlgi, kas domisi regioninėmis pasakomis, gerviečių pasakos bus tam žmogui. Gerviečių kraštas tai yra lietuviškas sala vadinama, dabartinėje Baltarusijoje, kur gyveno lietuviai, jau lietuvių kasmet labai mažėja. Tai čia dar iš tų laikų, kai gyveno labai nemažai lietuvių ir buvo ekspedicija nuvykusi ten ir užrašiusi daug gražių lietuviškų pasakų ir stora graži knyga yra išleista. Stebuklingas žodis, vėlgi labai geras rinkinys, kuo jis pasižymi, kad čia pasakos sudėtos pagal pasakotojus. Pradžioje pateikiama trumpa pasakotojo biografija, jo nuotrauka, kiek jis pasakų papasakojo, yra žmonių, kad net po 50-60 pasakų papasakojo, na ir tada įdedama po kelias pasakas. Tai tikrai labai įdomi ir vertinga knyga, galima ją pasivartyti. Čia dar įdėjau tiesiog kelis rinkinukus, kas nori pasižiūrėti mitologinių sakmių, jeigu vis tik nenorės pasakų, tai Laumių dovanos labai geras rinkinukas pasivartyti. Ir kaip atsirado žemė, lietuvių etiologinės sakmės, vėlgi labai geras rinkinukas paties sudarytojo Norberto Vėliaus. Dabar dėl ko aš čia suminėjau gal ne visus, bet tokius pagrindinius ir kodėl aš čia juos paminėjau, šios rinkinukus, tai yra toks dalykas dabar kaip virtuali erdvė, internetiniai ištekliai, tai žinokit, yra labai didelis palengvinimas, kas tingit eiti į biblioteką, neturit namie tų knygų, tai dabar yra tokia kaip duomenų bazė, kaip matot pavadinimą, jos pateikiau tautosmenta.lt, atsidarote šį puslapį, paspaudžiate ikonėlę, čia užrašėlį, tautosaka ir jums išmes sąrašiuką, jisai yra tų knygų pavadinimų, jis yra pagal chronologiškai, pagal metus leidimo išleist pateiktas. Na ir čia galima susirasti visus tos mano paminėtus rinkinius, na išskyrus etiologinės sakmės nesuskaitmeninta. Pagal pavadinimą, pagal leidimo metus jūs čia susirankiuosit ir matot šalia pavadinimo, aš čia pateikiau rodyklytės, kad matytumėt, yra PDF-o ikonėlė, tai reiškia, kad ši knyga yra suskaitmeninta, jūs paspaudžiate tą ikonėlę ir jums atsidaro visa knyga, jums nereikia bėgti į biblioteką, nereikia klausinėti draugų pažįstamų, ar turi šią knygelę, o galite čia vartyti ir galite susirasti ir kitų mano nepaminėtų, tik svarbu žiūrėti, kad būtų ta ikonėlė, kad jis būtų suskaitmenintas. Dabar dar kitas, kas iš virtualių išteklių
vadinamų, tai stambus rinkinys Jono Basanavičiaus Lietuvių tautosakos biblioteka. Kaip žinome, Jonas Basanavičius, mūsų tautos patriarchas XIX amžiaus pabaigoje per lietuvišką spaudą Mažojoje Lietuvoje, Jungtinėse Amerikos valstijose kreipėsi į žmones, prašydamas rinkti įvairią tautosaką, mūsų tautinį paveldą, mūsų tautos atmintį. Ypač labai norėjo Basanavičius pasakų, ir žmonės jam iš įvairių, tiek iš Lietuvos, tiek ir iš emigracijos jam ėmė siųsti tuos užrašytas pasakas, jis jas kaupė ir vėliau Jungtinėse Amerikos valstijose sukaupęs tam tikrą pinigų sumą išleido. Lietuviškos pasakos įvairios 4 tomai, lietuviškos pasakos 2 tomai, išgyvenimo vėlių bei velnių. Kelios knygos nepasirodė, neturėjo jis tada ir laiko ir išteklių, buvo išleista vėliau. Ir ką matom šį rinkinuką, tai jau čia yra mūsų atgausiau nepriklausomybę. 2 tautosakininkai Leonardas Sauka ir Kostas Aleksinas visas šitas knygas perleido ir dar tas, kurios buvo likę rankraščiuose, ir tas išleido. Tai čia galima priskaičiuoti 11 tautosakinių knygų. Ir knygos yra gerai, bet yra labai gerai, kai jos yra pasiekiamos virtualiai. Tai buvo po kurio laiko knygos suskaitmenintos, jūs gal daugelis ir žinote, yra tokia svetainė knygadvaris.lt ir čia yra šone matome visos tos knygos, jas galima paspausti, atsidaryti ir skaityti. Ir dar truputėlį einam į kitą šoną. Dabar mano išvardintas buvo knygos, bet daugelis jūsų savo namų bibliotekėlėse turite turbūt ir savo, ir tėvų, ir senelių pasakų knygų. Tai kyla klausimas, tai ar jos tinkamos, tos pasakos iš tų knygų, ar galima jas naudoti ir kaip įvertinti, ar jos tinkamos. Tai aš truputėlį keli žodžius apie tai tarsiu. Tarkim, sovietmečiu dar leista negirdėtos, neregėtos pasakos. Tais laikais knygos buvo leidžiamos labai dideliais tiražais, tai tikrai daugelis turi tokių knygų. Tai galiu pasakyti, kad šita knyga visai tinkama. Ją sudarė garsi tautosakininkė, pasakų specialistė Bronislava Kerbelytė ir galite drąsiai naudotis šią knygą. Vėlgi, kas miške, kas šile lietuvių pasakos apie našlaitę sudarė Adelė Seselskytė, vėlgi garsi tautosakos specialistė ir pasakų kartu. Tai galima drąsiai irgi naudotis tokiu rinkiniu. Apskritai, kas sudarytas Seselskytės ar Kerbelytės, visi jau yra su kokybės ženklu rinkiniai. Gyvasis vanduo vėlgi sudarytas Bronislavos Kerbelytės, irgi labai geri, netgi daugelis buvę pirmą kartą tik skelbtų pasakų šiame rinkinyje. Ir apskritai noriu pasakyti, kad kas buvo sovietmečiu leidžiama iš pasakų rinkinių, didesnė dalis jų yra geros kokybės, nes leidyklų buvo mažai, buvo leidžiama pakankamai griežtai prižiūrint ir tie rinkiniai tokie tinkami naudojimui. Čia šių laikų Velnių ežeras, lietuvių pasakos ir sakmės sudarė Repšienė, taip pat geras rinkinys. Dar šitą labai svarbu paminėti, Gulbė karaliaus pati sudarė Aldona Liobytė, rašytoja garsi. Šis rinkinys labai buvo populiarus, jis perleistas bene 5 kartus ir šiais laikais netgi. Tai rodo, kaip populiarios buvo pasakos. Tai pasakos gana redaguotos, bet aš sakyčiau, nėra didelė blogybė, jeigu paimsit ir iš šito rinkinio, nes daug kas šį rinkinį turi ir galima tas pasakas naudoti. Ne velnio nebijau, vėlgi Liobytė sudaryta, apie velnius. Kalbėjau apie kvailą velnio pasakas, tai galima čia pasiieškoti iš šio rinkinio, vėlgi
Man atrodo, ir šiais laikais perleistas yra šis rinkinys. Dabar kitas dalykas, kalbant apie šiuos laikus, čia jau užbaigiant viską, kai nueini į knygyną ir akys raibsta, daug leidyklų leidžia labai įvairių tų pasakų rinkinių ir kaip neapsigauti, nes tikrai yra labai daug menkaverčių išleidžiama rinkinių. Ir tai kokie kriterijai, kaip atskirti? Na, tai aš čia jau matau, ką aš čia jums padėliojau, tai visų pirma, tai yra dažnai išduoda tokie keisti pavadinimai. Pasakos apie paukščius, trumpos stebuklinės lietuvių pasakos, gražiausios. Tai ir tai tokie būna, pavadinimai tokie labai jau pretenzingi, sakyčiau. Ir kitas dalykas, sudarytojai. Labai to reikalą rinkinių sudarimo pagadino tokie du sudarytojai, Pranas Sasnauskas ir Valdemaras Sasnauskas. Tai va čia, man atrodo, visi, ką aš čia išdėliojau jums ant ekrano, beveik čia visi šie rinkiniai yra Sasnauskų sudaryti. Ir kodėl dabar jų tie rinkiniai nelabai geri? Na, jie labai tuos pasakas smarkiai redaguoja. Ir kaip smarkiai labai redaguoja, iškraipo, perrašo pagal save, tai nebelieka tos natūralios autentikos ir tada ta pasaka, jinai jau nebepasakiška. Ir dar kas būna labai irgi negerai kartais, kad tarp tų pasakų būna įterpta netgi kartais ir autorinių pasakų, kur net paprastas žmogus nelabai susigaudo, kad čia neautentiška pasaka ir taip galima apsigauti. Tai jeigu mes norim animuoti autentiškas, liaudiškas pasakas, tai vis tik geriau vengti tokių kūrinių. Na ir kas dar irgi išduoda, kad viena tokia irgi leidykla, kuri tiražuoja šias pasakas, tai Vaiga būtent leisdavo labai. Ir dabar tebeleidžia, tai siūlyčiau šitų pasakų rinkinių, jeigu manoma, vengti, nes, kaip matėt, pasirinkimas yra labai didelis ir yra iš ko pasiimti pasakų. Na ir turbūt šiuo apibendrinimu ir užbaigsiu aš savo pasirodymą, nebent dar turi Dovilė ką pasakys, ko aš dar nepasakiau, gal kažko paklausti, kas norėsit. Aš tai labai norėčiau padėkoti, Jūratė labai gražiai išsamei pristatė pasakas. Labai džiaugiuosi, kad paminėjo ar pasakė, kad ne visos leistos knygos, kuriuose yra parašyta lietuviškos tradicinės pasakos, iš tiesų yra lietuviškos tradicinės pasakos, nes ir praeitais metais, ir dar praeitais metais tikrai susidūrėm su tokiam situacijom, kada pasirinkdavo animuoti pasaką iš panašaus rinkinio arba sakmę iš tokio pat panašaus rinkinio ir tiesiog turėjo merginos iš naujo perdaryti, iš naujo kurti, nes šitas mūsų konkursas konkrečiai yra skirtas tradiciniam folklorui, tradiciniam šventėm ir kažkieno dabar sugalvotas ir įvardintas tiesiog liaudies lietuvių pasaka ar padavimas nelabai mums tinka. Tai Jūratei tikrai labai dėkoju už išsamų pristatymą. Čia manau, kad galbūt kilo kažkam klausimų, tai labai kviečiu drąsiai klausti tiek manęs, tiek Jūratės. Ir galbūt turėsime diskusiją, aš nežinau, garsiai tiesiog klauskite, ar yra klausimų. Panašu, kad nelabai. Aš manyčiau, kad kai kursite animaciją, kai rinksitės kūrinį, tai tų klausimų tikrai kils daugiau. Tai kadangi aš Jūratę gerai pažįstu, jinai mano yra grupiokė, bendra darbė kažkuriuo metu buvusi, taip pat gera draugė, tai tikrai kreipkitės į mane, aš parašiau savo elektroninį paštą ir jeigu reikės Jūratės konsultacijos, tai tikrai mes ją suteiksime ir padėsime jums išsirinkti tą kūrinį. O dabar tiesiog sakau jums visiems labai ačiū. Ir dar, Jūratė, jeigu gali, sustabdyk šėrinimą.
Ir labai kviečiu visus įsijungti kameras ir labai norėčiau bendros nuotraukos. Kiek kas čia yra, kas galite, kas išdrįstate, labai norėčiau tada pamatyti jūsų veidukus. Kiek čia išdrįso žmonių, tai tada taip ir pasidarysim. Tuoj palaukit sekundę. Ačiū Jum ir manau, kad susitiksime per kitą seminarą. Kitą seminarą turėsime jau labai greitai, ketvirtadienį, taip pat 15 valandą. Ir kalbėsime jau ne apie tautosaką, kalbėsime apie animaciją, apie stop kadro techniką. Tai viena iš paprasčiausių, pačių pirmųjų animacijos technikų. Manyčiau, kad bus tikrai įdomu ir kviečiu visus taip pat prisijungti. O šiandieną visiems tada dar kartą dėkoju ir sakau iki pasimatymo.